Sveiki! Noriu Jums papasakoti ir parodyti, kaip reikia teisingai atsisėsti, darant kvėpavimo pratimus ir medituojant. Svarbiausia, kad mūsų kūnas jaustųsi patogiai, kad nereikėtų jausti fizinio diskomforto ir tai, kad mūsų stuburas meditacijos ir kvėpavimo pratimo metu būtų tiesus. Kartais būna, kad mobilumas arba kitos priežastys neleidžia medituoti ar daryti kvėpavimo pratimus sėdint ant žemės. Tuomet mes galim atsisėsti ant kėdės ir kas yra svarbiausia sėdint ant kėdės? Kad mūsų pagrindas, ant kurio sėdim, būtų ne pernelyg minkštas arba nebūtų iškryptas. Geriausia yra lygus, tiesus pagrindas, ant kurio galėtume atsisėsti. Tada mes pažiūrime savo kelius. Ar keliai nėra pernelyg aukštai, ar pernelyg žemai. Keliai turėtų būti sulig mūsų dubens sąnariu, galbūt net šiek tiek žemiau. Ir jeigu mūsų keliai yra per aukštai arba per žemai, tuomet mes galim pasidėti pagalvėlį arba pleduką po kojomis, arba galim pasidėti atsisėsti ant kėdės taip, kad mūsų keliai galbūt išsilygintų. Taip pat, jeigu sėdėdami ant kėdės jaučiam, kad vis tiek mūsų nugara yra įsitempusi ir skauda, nes atsilošti negalima, tuomet mūsų stuburas nebus tiesus, mes galim taip pat pasiimti pagalvėlį arba bet kokią kitą atramą, pasidėti po apatinę mūsų stuburo dalimi, kad galėtume ją atsiremti. Ir tai sukurtų atramą mūsų nugarai. Taip pat sėdint ant kėdės labai svarbu yra atsisėsti ant kėdės krašto, daugmaž vidurio krašto, kad neatsisėsti pilnai arba neatsiremti. Tai pasirenkam atsisėsti taip, kad būtų ant kėdės krašto. Ir atsisėdę jaustume dubens kaulus. Tai galim pasidėti rankas po sėdmenim ir pasisukti į kairę, į dešinę, būti į priekį atgal ir atrasti tą poziciją, kurioje mūsų kūnas jaučiasi stabiliausia, nes stabilumas yra labai svarbu, kad nebūtume pakrypę per daug į dešinę, į kairę arba į priekį ar atgal. Ir tuomet patraukę rankas, dar kartą įsitikindami, kurioje pozicijoje aš jaučiuosi geriausia, šiek tiek pajudėdami į kairę, į priekį, atgal į dešinę, atradę tą balansą. Nes būna, kad mes galim sėdėti tiesiai, bet dėl to, kad sėdėti tiesiai, bus įsitempę kai kurie raumenys. Ir vėliau jie pradės skaudėti. Tai nėra gerai, mes turėtume atrasti tą kūno poziciją, kurioje mes galim išlaikyti stuburą tiesų, krūtinę atvertą ir tuo pačiu atpalaiduoti raumenis. Tai dėl to pasisukinėjimas šiek tiek į priekį, atgal padeda atrasti tą poziciją, kurioje mūsų kūną traukia žemės trauka. Kad kūnas išliktų tiesus, mums nereikia įtempti kokių raumenų, sėdėti įsitempus. Tai yra labai svarbu. Ir medituojant mes rankas pasidedam arba ant kelių, arba uždarais delnais, arba atvirais delnais. Taip pat mes galim pasidėti rankas ir prie pilvo. Ir kai mes sėdim ant kėdės, mums gali padėti, pavyzdžiui, pledas, pasidėti pledą ant kelių ir tuomet į mūsų kairį delną padedam dešinę delną. Ir tuomet mūsų krūtinė atverta, galva ne pernelyg nuleista žemyn, ne pernelyg pakelta aukštyn, kad neužspaustų kvėpavimo takų, kad mūsų stuburas būtų tiesus, pat pečiai nepasvyria į priekį, nes būna, kad žmonės pasideda ranką štai taip ir pečiai pasvyra į priekį, tai tuomet atsiranda įtampos kakle ir tai pradeda trukdyti medituoti. Ir aišku, dėl to, kad stuburas nėra tiesus arba kaip kitaip pasvyram į priekį, tai tiek mūsų gyvybinė energija, tiek ir kraujotaka negali harmoningai tekėti ir tai trukdo meditacijai. Sėdėjimas yra labai svarbi meditacijos dalis dėl to, kad kūno pozicija turi įtaką mūsų protui. Jeigu mes medituojam pasvirę į priekį, jeigu mes jaučiam įtampą kūne, mes negalėsim taip giliai susikaupti, taip giliai medituoti, kaip kad sėdint tiesių kūnų, tiesių stuburų ir patogiai. Todėl taip svarbu yra susikurti tinkamą aplinką ir paruošti kūną meditacijai.
Ir sekančios 2 meditacijos ir kvėpavimo pratimų pozicijos yra sėdint ant žemės. Ir labai rekomenduoju čiužinuką arba pasidėti pleduką, kad pagrindas būtų minkštesnis ir jaustume komfortą medituojant, o ne įtampą. Ir pirmoji pozicija, kurią noriu parodyti, tinka labai kvėpavimo pratimam. Tai yra tiesiog atsiklaupti štai taip ant kelių ir dubenį prispausti prie blauzdų, išsitiesinti stuburą, įsitikinti, kad kvėpavimo takai neužspausti, krūtinė atverta ir galim išlaikydami tiesų stuburą visiškai atsipalaiduoti. Ši pozicija labai tinka kvėpavimo pratimam. Sekanti pozicija medituojant, kai mes galim pasidėti soliuką arba pagalvėlę po dubeniu. Tai kartais būna sukryžiavus kojas yra pakankamai sunku sėdėti be įtampos, o sulenkus kojas per kelius, štai taip yra medituoti labai patogu. Tai galim pasirinkti soliuką arba pagalvėlę ir štai taip atsisėst, įsitikint, vėlgi mūsų stuburas tiesus, kvėpavimo takai neužspausti, krūtinė atverta ir taip medituoti. Rankas laikant arba ant kelių, arba taip pat pasidėjus pleduką. Pasidėti rankas štai taip. Kairį delną padedam žemiau ir dešinį delną į kairį. Taip pat galim suliesti ir nykščius arba tiesiog taip pat palaiduoti rankas. Ir štai taip medituoti. Kita pozicija, kaip mes galim medituoti, taip pat sėdint ant kilimėlio ir galim pasidėti aukštesnę pagalvėlę, žemesnę pagalvėlę, arba galim susilankstyti pleduką, pasidėti pleduką po dubeniu. Ir pirmoji paprastesnė pozicija, tai yra sėdint ant aukštesnės pagalvėlės. Tada mes galim pakelti dubenį aukščiau ir kojas sėdėti štai taip. Tuomet mūsų keliai nėra aukščiau pilvo. Sėdint sukryžiavus kojas labai svarbu, kad keliai nebūtų aukščiau mūsų pilvo. Tada mes nejausim įtampos dubens srity, apatinės nugaros srity, nes kartais, kai keliai aukščiau, mūsų apatinė nugara išsiriečia ir taip jau pradeda kurtis įtampa. Dėl to taip pat pradeda labai greit skaudėti kūną. Tai labai svarbu yra mūsų tiesus stuburas, kad nebūtų įtampos klubų dalyje ir apatinės nugaros dalyje. Taip pat, aišku, rankų pozicija, kad rankos nebūtų ištiestos, ko šiek tiek sulenktos, kad taip pat mūsų viršutinė pečių juosta galėtų atsipalaiduoti. Ir tuomet rankas laikom arba ant kelių, uždarais arba atvirais delnais. Galima laikyti čin mudroje, jeigu norisi, tai padeda susitelkt. Mūsų pirštų pozicijos turi įtakos mūsų sutelkčiai. Arba pasidėti taip pat pleduką ir pasidėti štai taip rankas. Kairį delną žemiau, dešinį į viršų. Ir pradėti meditaciją. Taip pat, jeigu jaučiam, kad yra reikalinga, galim pasidėti pagalbą po keliais. Štai taip įtvirtinti kelius ir tuomet nespaus mūsų pėdų, nes mes blauzdikaulius pasidedam daugmaž į tą minkštą vietą, kad taip nespaustų, bet būna, kad vis tiek po 10-20 minučių pradeda spaust, tai galim pasidėti pagalbą po keliais. Ir štai taip labai patogiai medituoti. Sekanti pozicija, kurioje galim pasiimti arba aukštesnę, arba galbūt žemesnę, jeigu tai yra reikalinga pagalvėlė, šiek tiek paaukštinti klubus ir tuomet dešinę koją lenkiam per kelį, prispaudžiam daugmaž prie apatinių dubens raumenų ir sekančią koją mes galim tiesiog pasidėti šalia kairę. Tai būtų štai tokia pozicija. Taip pat rankas galim pasidėti prie pilvo, pasidėję pledą arba pagalvėlę, pavyzdžiui, kad būtų patogiau rankas išlaikyti prie pilvo arba prie kelio. Primenu, kad rankos taip ištiestos negali būti, nes tai kurs įtampa mūsų pečių linijoje. Taip pat galima, jeigu skauda keliai po ilgesnio laiko, pasidėti pagalbą po keliais. Būna po abiem arba būna kartais po vienu. Jeigu tai yra reikalinga.
Ir kita pozicija, kai mes galim savo pėdą pasidėti ant blauzdos ir štai taip medituoti. Būna, kad kartais koja pasikelia, nenusileidžia, galim pasidėti taip pat atramą, jeigu tai yra reikalinga, kad būtų patogiau ir po truputėlį bandyti į vis ilgesnį laiką įsėdėti štai tokioj pozicijoje. Tai yra 3 pagrindinės pozicijos, apie kurias norėjau papasakoti, kuriuose yra patogu medituoti, kuriuose mes galime giliai medituoti, jaustis patogiai, tai yra sėdint ant kėdės, tai yra klūpint ant kelių ir sukryžiavus kojas. Sukryžiavus kojas taip pat galima atsisėsti ir į pilną lotoso poziciją, kuomet abi mūsų pėdos pasikelia į viršų. Tai jau yra maksimaliai pažengusių arba žmonių, kurie turi labai gerą mobilumo poziciją, kurie iš tikrųjų gali sėdėti patogiai, nejaučiant diskomforto, bet mes apie šitą poziciją nekalbėsim. Norėjau papasakoti apie 3 pagrindinės pozicijas, kaip reikėtų teisingai daryti kvėpavimo pratimus ir medituoti.